Sveiki visi, kurie žiūrite šitą mano video, aš Vidas Rachlevičius ir čia vektoriai.lt. Aš tikiuosi, kad jūs esat užsiprenumeravę šį kanalą. Jeigu net to nepadarėt, padarykite tai iškart dabar, paspauskite patinka ir mums bus patogiau bendrauti, daugiau žmonių galės išgirsti ir pamastyti apie tai, ką mes čia su jumis kalbame. Šiandien aš kalbėsiu apie akademiją. Akademiją kalbėsiu plačiaja prasme, ne apie žemės ūkio, muzikos ir teatro ar dailės akademiją. Akademija apskritai kaip apie aukštojo mokslo ir aukštojo išsilavinimo sistemą. Beje, šitas pavadinimas, turbūt daugelis žinote, yra kilęs iš sodo, kuris kažkada buvo greta Atėnų ir kuriame Platonas mokė savo mokinius. Taigi akademija plačiaja prasme yra mūsų universitetai, aukštasis mokslas, mokslo bendruomenė, visos institucijos toks, apibendrinantis gražus iš antikos atėjęs pavadinimas. Taigi universitetai yra dalis tos akademijos ir mes turbūt visi puikiai žinome ir prisimename, vyresnioji dar karta turbūt, kad universitetai buvo erdvės, kurioje mintis galėjo, laisvai klajoti, jinai galėjo klajoti be baimės, be jokių nuorodų, be jokios prievartos, be jokių, nurodymų, kuria kryptimi tai minčiai eiti. Ir iš tikrųjų, turbūt jauni žmonės, jau atkūrus nepriklausomybę, turbūt patekę į universitetus pajuto tą tokią, intelektinę tam tikrą autonomiją, kur buvo tikrai kažkoks laisvės oazės, kur galėjai klausti, kur galėjai ginčytis, kur galėjai abejoti ir svarbiausia, galėjai nesutikti. Ir tose senose universitetų bibliotekose, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto alma mater ar dar kitose gimdavo idėjos, kurios keisdavo ne tik visuomenės, jos keisdavo pasaulį. Ten buvo tokios, kaip žmogaus teisės ir laisvės mąstyti oazės. Ir dabar jeigu pasižiūrime į mūsų šių dienų lietuviškąją akademiją, tai mes matome tokią graudžią tos tikrosios akademijos parodiją, nes viskas yra persunkta ideologija įsivyravusią, kurią beje neaišku, kas nuleido ir neaišku, kodėl jinai buvo be jokių debatų priimta. Viskas paremta intrigomis, viskas paremta skundimu, viskas paremta godumu projektams, pinigams, viskas paremta ta atšaukimo kultūra. Taigi ta mūsų akademija, būkime biedni, bet teisingi, virto tikrai tokia savo pačios parodija. Ir dabar mes galime pereiti prie kažkokių kelių konkrečių pavyzdžių, kurie parodo, į ką ta akademija pavirto. Štai Virgis Valentinavičius yra Mykolo Riomerio universiteto profesorius. Beje, Mykolo Riomerio universitetas yra viena iš tų akademijos dalių, tų šlamštinių diplomų gamykla, kuri štampuoja aukštojo mokslo bakalaurus ir magistrus, kurių didžiosios dalies jų nauda visuomenė yra visiškai minimali ir neduos man sumeluoti ir verslininkai, ir žurnalistai, kurie beje dirbo, pavyzdžiui, verslo spaudoje. Puikiai prisimename, kaip prieš kokį 10-15 metų, dar daugiau, įmonių vadovai sakydavo, jeigu ateina kažkoks pretendentas ir sako, aš baigiau Riomerio universitetą, jam tiesiai aiškiai nepasakydavo, bet sakydavo, ačiū, nereikia, niekas jų neimdavo. Dabar viskas, kartelė mūsų šalies intelektinio potencialo yra nuleista taip žemai, kad tai dabar viskas yra kaip ir normos ribose. Tai štai Virgis Valentinavičius
profesorius Mykolo Riomerio universiteto Lietuvos radijo laidoje kalba. Aš dabar pacituosiu. Tai aš vadinu ir vadinsiu visas jėgas Trumpo fašistais. Tai jis taip vadina opozicinės Lietuvos partijas. Toliau cituoju. Ponas Hitleris irgi pradėjo nuo to, kad jisai dirbo Vokietijoje. Tauta buvo iš didžiosios raidės, jokios partinės politikos nereikia, turi būti geležinė ranka, diktatūra, tvarkyti Lietuvos reikalus. Taip ponas Valentinavičius reaguoja į Lietuvos konstitucijos vieną iš pirmųjų straipsnių, kuris sako, kad suverenitetas priklauso tautai ir vis dėlto gal valdantysis elitas, kurio dydis palyginti su tauta yra toks, gal vis dėlto turėtų atsižvelgti į žmonių, į tautos nuomonę. Taigi toliau, cituoju, tai mes Lietuvoje nacionalinio susivienimo ir Nemuno aušros pavydalais, kurios, nebūtinai dabar jau yra kraštutinės fašistinės jėgos, bet jau judėjimo kryptis aiškiai yra į diktatūrinius metodus ir neapykantos kurstymą. Citatos pabaiga. Tai taip kalba Mykolo Riomerio universiteto profesorius ir aš, nežinau, ką čia dar galima pridurti ar pasakyti, bet aš čia matau kelias problemas. Pirma, tai, kad profesorius kalba akivaizdžiai politizuotas ir tokias, gebelsiškos propagandos nesąmonės, tai yra tik viena problemos dalis. Antroji problemos dalis, kad visą šitą klaikę, tiesiog, tąsančią propagandą transliuoja Lietuvos radijas, kuris beje ir Mykolo Riomerio universitetas, ir ponas Valentinavičius, ir Lietuvos radijas yra išlaikomas visų mokesčių mokėtojų pinigais. Žurnalistas vedantis tokį, atsiprašau, pokalbį, net nesiteikia paklausti, net nesiteikia paprašyti patikslinti formuluočių, kas yra fašizmas, kas yra Trumpo fašizmas ir kas toliau ir panašiai. Kitas aspektas. Tai jūs, tėvai, kurie turite vaikų, kurie planuoja eiti studijuoti, pavyzdžiui, Mykolo Riomerio universitetą, jūs dabar gerai pagalvokite, ko ten tokie Valentinavičiai moko. Juk jokia paslaptis, kad jeigu ateini pas tokį profesorių į egzaminą, tai tu turi šokti pagal jo dūdelę. Tu turi pasakoti visus šitus niekus ir visiškas politologinės nesąmonės tam, kad išlaikytum įskaitą ar egzaminą. Tai štai, ką mes gauname mokesčių mokėtojai visą šitą grandinę. Ir į tai nereaguoja nei aukštojo švietimo mokslo ministerija, aišku, universitetai, autonomija, bla bla bla, bet tai gal rektorius ar rektorė, kas ten yra Riomerio universitete, nežinau, gal turėtų pasišnekėti su tokiais, nes tai yra daroma tiesiog gėda akademijai, universitetui, kaip profesorius, kaip nuo Bačkos kažkokiais, 33 metais Miunchene skelia tokias kalbas. Tai yra toks visiškas absurdas, bet ko norėti iš Mykolo Riomerio universiteto, jeigu pasižiūrėkime į ką pavirto ir Vilniaus universitetas, mano alma mater, kuri kažkada buvo, toks šviesos tikrai židinys, šviesių žmonių sambūris. Kai pasikalbi su profesoriais, dėstytojais, kurie dabar ten dirba, tai vidaus atmosfera yra, aš čia nesigilinsiu, yra visiškas košmaras, tai ką aš jau minėjau anksčiau, bet tai ko norėti, jeigu universiteto rektorius, kuris, kur universitetas turėtų būti pakilęs aukščiau kažkokių žemų politinių ambicijų, tų visų karų, politinių intrigų, tų visų aiškinimusi. Jeigu pats rektorius agituoja studentus eiti į protesto demonstracijas už tą vadinamąjį laisvą žodį, kur yra visiškas
nonsensas ir absurdas, kur buvo, na, toksai smegenų, išplautomis smegenimis suvarytų avių sąskrydis, kurie net nežinojo, ko ten eina, ką reiškia laisvas žodis ir taip toliau. Tai jeigu pats rektorius ragina eiti į tokius renginius, tai rodo, kad Vilniaus universitetas yra tapęs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos, na, vienu iš Vilniaus skyrių. Nu, ne kitaip. Tai dar galima pasižiūrėti, na, į, pavyzdžiui, ko norėti iš rektoriaus, jeigu jo patarėjas Paulius Gritėnas, kuris taip pat yra reguliarus ir neblogai apmokamas LRT propagandistas, ką rodo atskleisti viešai paskelbti duomenys, jeigu jisai aiškiai juodu ant baltų rašo LRT portale, kad už demokratiją reikia kovoti nedemokratinėmis priemonėmis, jau atėjo laikas. Tai štai kuo pavirto mūsų universitetai. Štai kokia yra graudi universiteto pačios koncepcijos, pačios idėjos, na, parodija. O dabar persikelkime į televiziją. Na, jūs turbūt atsimenate, kad senais gerais laikais buvo daromi tokie, žinot, televizijos šou, brangus, tie realybės šou, kai jų dalyviai buvo vežami ten į negyvenamas salas, ten reikėjo medžioti, statyti namus, ten kažkokius ten šliužus valgyti, visą kitą, arba ten kažkokiuose uždaryti, jie gyvendavo uždarose patalpose. Ten. Na, tai buvo tikrai brangus projektai. Dabar viso to nereikia. Dabar viskas yra kitaip. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie debatų laidas, ašgi esu ir vedęs tas laidas, ir dalyvavęs juose daug kartų. Kažkada aš vieno, turbūt pačią žymiausią mūsų laidų vedėjo, dabar paklausiu, klausyk, kodėl tu kvieti tą moterį? Nu, ten yra, nu, kam? Atsakymas buvo paprastas, faina boba. Vat faina boba ir mes parodysim ją ir čia, žinai, bus vat labai gerai. Kitą kartą aš klausiu kito laidų vedėjo ir prodiuseris, klausyk, kodėl tu kvieti tą žmogų? Na, jisgi visiškai yra, nu, švelniai tariant, na, elementarus durnius. Ir atsakymas buvo paprastas. Mums reikia dramos. Pokalbių laidoms reikia dramos. Debatams, pokalbių laidoms, ar tai būtų LRT, ar tai komercinės televizijos, nereikia, kad susirinktų ekspertai, kurie išaiškintų pozicijas, kurie paaiškintų situaciją, kad galbūt tame ginče, kultūringame debate gimtų tiesa, kad visuomenė, publika, žiūrovai suprastų kažkokio sudėtingo reiškinio esmę, galbūt pasirinktų pusę, kurią tikėt, nebūtinai įtikint, bet tai yra tam tikras tiesos paieškos, kažkokio racionalaus grūdo, suvokimo paieškos, bet viso to senai nereikia, nei LRT, nei mūsų komercinėms televizijoms. Todėl jūs turbūt puikiai atsimenate, kad buvo, na, senais laikais anksčiau buvo tokie neatsiejami pokalbio ir pramoginių laidų personažai, visokie Minedai, Antanai ir ten taip toliau ir panašiai. Juk visi puikiai suvokė, kad jie kviečiami ne dėl to, kad jie gali kažką padaryti, pasakyti įdomaus, prasmingo. Jie buvo kviečiami pajuokai. Jie buvo kviečiami pajuokai ir visi puikiai suprato, kad tai yra klounai, iš kurių reikia šaipytis, juoktis, na ir nereikia čia vynioti žodžių į vatą, iš jų reikia tyčiotis. Ir tai buvo daroma, na, visiškai atvirai. Tai štai dabar mes turime naują kategoriją tokių mūsų politikos minėdų, kurie dabar Lietuvos eteryje labai dažni svečiai. Na, vienas iš tokių, sakyčiau, naujųjų minėdų yra
socialinių mokslų daktaras, Seimo narys, iškilus Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Žygimantas Pavilionis. Kur tik jis neišsižioja, ten pasipila kažkokios neįtikėtinos nesąmonės. Dar aš niekaip negaliu užmiršti iš ankstesnės vyriausybės Ingridos Šimonytės laikų kadencijos, kai užsienio reikalų ministru buvo Gabrielius Landsbergis, kai jisai ten po eilinio Landsbergio interviu kažkam ten CNN ar BBC ar ką, kai Žygimantas Pavilionis tiesiai šviesiai, net nemirktelėdamas pasakė, mes formuojame pasaulinės politikos dienotvarkę. Ir niekas nepasakė, Žygimantai, gal tu truputėlį nuleis garą. Man tai keista, kad jo partija, neišsikviečia ir nepasako, Žygimantai, užtrauk biškelį stabdį, nešnekėk nesąmonių, tu tarai gėdą partijai. Jeigu iškilus partijos vienas iš užsienio reikalų ideologų kalba tokias nesąmonės, tai ką galima pasakyti apie partiją? Bet ne, jinai tyli. Vadinasi, jiems viskas gerai, vadinasi, toks yra jų supratimas, mentalitetas, protelis galų gale, toks yra užsienio politikos suvokimas. Ir štai, nesenas toks dar vienas Žygimanto Pavilionio perlas, aišku, LRT portale, ir aš dabar pacituosiu. Paprastai prezidentai, čia jis apie prezidentą Donaldą Trumpą, paprastai prezidentai antrą kadencijos dalį tampa mūsų prezidentais, nes pradeda mąstyti lietuviškai. Tai dabar būtų 2 metų estafetę paimti Vašingtono taip į savo rankas, kad gal net pramuštų Ukrainos narystę NATO. Citatos pabaiga. Tai štai tuo metu, kai portaluose ir visi Baltijos šalių diplomatai ir Lietuvos sako, kad neįmanoma prasimušti iki Vašingtono ten šiek tiek aukštesnio lygio koridorių, kad apie kažką pašnekėt, dabar jau Žygimantas Pavilionis aiškina, kad Trumpas pradeda mąstyti lietuviškai. Aš nežinau, klausau ir galvoju, žmonės, į ką pavirto mūsų valstybė, į ką pavirto. Tai maža to, prieš keletą dienų Žygimantas Pavilionis kėlė dar vieną neįtikėtiną fokusą, tai jisai oficialiai kaip Seimo narys pasiuntė paklausimą užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui ir paprašė pasiaiškinti, ką jisai kartu su Jungtinėm Amerikos valstijomis nuveikė Arktyje. Aš gal susilaikysiu nuo komentarų, man atrodo, kiekvienas sveiko proto žmogus supranta, kur nuėjo mūsų šitų veikėjų retorika ir ką jinai reiškia. Tai yra, tai kažkokį, mes girdime absurdą, totalų absurdą, kurio niekas nefiltruoja. Bet čia yra problema štai kokia. Tai jeigu LRT tą absurdą transliuoja visiškai rimtų veidų, jie tai pateikia, kaip kažkokias politikos aktualijas, kaip rimtas nuomonės, kaip politikos gairės. Tuo tarpu, aš matau, komercinės televizijos pradėjo kviesti Žygimantą Pavilionį, kaip tokį naująjį Minėdą, kuris bet kurioje laidoje, kurioje jis dalyvauja, jis pasako kokią nors eilinę nesąmonę, jis sukelia tą vadinamąją dramą, kurios reikia prodiuseriams ir režisieriams, ir tada ta pokalbių laida tampa ne kažkokios tiesos paieškos, informacijos apsikeitimų ar kažkokių, bendrų konsensusų, bet tai vyksta toks kapojimasis ad hominem, nes kiekvienas, kas nesutinka su Pavilioniu, yra prorusiškas. Taigi, turbūt apibendrindami galime pasakyti, kad mūsų televizijoms tiek nevisuomeniniai, kaip aš vadinu, LRT, tiek ir komercinėms televizijoms reikia to mūsų naujojo elito.
O to, žinot, mūsų naujo elito, na turbūt smegenų, kaip čia pavadinti, rentgenografija ar kaip čia, rodo, kad jų smegenų vingis yra tiesus kaip kokios nors gitaros styga, bet užtat pretenzijos ar tai yra visiškai tiesi smegenų linija, bet pretenzijos ir pasitikėjimas savimi yra, na, gerokai didesnis už Elono Musko. Ir tie mūsų ir LTV, pavyzdžiui, na, tapo tokiu, žinai, valstybės finansuojamų cirkų, kuriame, atsimenate turbūt, kaip Vilniuje dar prie Žvėryno tilto, ten, kur yra statuojama kolonėlė, vyresnioji karta gal atsimena, kartais atvažiuodavo tokia cirkas, ten buvo palapinė ir ten mes vaikai eidavom žiūrėti klounų. Tai dabar klounų nereikia žiūrėti, jie ateina pas mus tiesiai per televizijos ekranus, visi tie klounai, minėdai, naujieji Antanai, ir jie ateina per ekraną ir dabar žmonės sėdi ant sofos, išpūtę akis. Aš kalbu apie tuos, kurie sugeba dar mąstyti, kurie pasižymi kritiniu mąstymu, kurie suvokia, ką reiškia kažkokie terminai kaip fašizmas ten ir dar visi kiti dalykai. Jie suvokia ir sėdi išpūtę akis ir jie negali sustoti, jie vis tiek žiūri, todėl kad tai yra užbūriantis vaizdas, nes, na, sveiko proto žmogui, na, akis pučiasi nuo tų nesąmonių, tos nesąmonės tarsi hipnotizuoja ir daugelis tiesiog negali perjungti kanalą ir žiūri tas visas nesąmonės iki galo. Ir tada pakraupę galvoja, kur yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, kuo pavirto mūsų politikai, kuo pavirto mūsų profesoriai, kuo pavirto mūsų akademija. Ir dabar svarbiausia turbūt reikia suvokti, kad kai kurie čia entuziastai vis dar ieško kolaborantų, Cvirkų, Salomėjų Nėrių ir ten Paleckių ir visa kita. Kam toli ieškot? Pasižiūrėkite į pirmą geriausiai apmokamų, pavyzdžiui, LRT šitų propagandistų dešimtuką ir jūs suprasite, va, yra naujieji situacijos kolaborantai. Jeigu ten 40-ais buvo tam tikra politinė situacija, taigi visi šitie tai tik už pinigus. Ir kodėl niekas nepaklausė, pavyzdžiui, kokio nors profesoriaus Virgio Valentinavičiaus, ponia Valentinavičiaus, kodėl jūs šnekat tokias nesąmonės? Ar jūs pats tikite tuo, ką kalbate? Ar jūs kalbate tam, kad todėl, kad taip reikia ir todėl, kad už tai šiais laikais akademija gerai moka? Štai kur turbūt yra didžioji problema. Bet dar didesnė problema yra ne ta, kad, kaip aš minėjau, kad protingi žmonės, kurie sugeba mąstyti, kurie sugeba suvokti reiškinius, kurie supranta sąvokų prasmę ir reikšmę, jie žiūri į visą tai ir juokiasi iš tų mūsų naujųjų minėdų. Tačiau yra dalis žmonių, kurie to nesupranta, kurie žiūri tai ir priema už rimtą pinigą. Ir tada ta masė, nori nenori, po truputėlį didėja ir ta smegenų plovykla dirba vis didesnėmis ir didesnėmis apsukomis. Štai, kur yra didžioji, mano nuomonė, problema. Na, tiek buvo šį kartą apie mūsų naujuosius televizijos ir radijo minėdus. Priminsiu, kad nepamirškite užsiprenumeruoti šio kanalo, nepamirškite paspausti patinka ir taip pat nukeliaukite į vektoriai.lt, ten yra daugybė įdomių straipsnių, kokių jūs tikrai neperskaitysite ir nepamatysite jokioje Lietuvos žiniasklaidoje. Taigi, ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvote kartu ir iki greito pasimatymo ir bus labai įdomios naujos temos. Viso geriausio.